Sveiki, mėly draugai, jūs esate Alegrijos kanale, aš Ariana, mes su jumis esame Torreviejoje, čia pagrindinė Torreviejos promenada ir šiandien su jumis žiūrėsime butą, kuris išėjo į pardavimą. Butas randasi tik 400 metrų nuo šio paplūdimio, paplūdimis Belkūra. Butas 68 kvadratiniai metrai, pilnai įrengtas, jo kaina 174 900 eurų. Taigi keliaujame žiūrėti. Na kągi, užeiname į butą, iš karto patenkam į koridorių. Matote, yra įrengta tokia koridoriaus zona, kur galima pakabinti ir padėti savo daiktus. Ir keliaujame toliau. O čia užeiname į pagrindinį miegamąjį, kur yra minkšta didelė dvigulė lova, yra veidrodis, dekoro elementai ir taip pat yra ne spinta, o garderobo kambarys. Einame toliau per koridorių ir po kairę pusę pas mus antras kambarys. Jisai gali būti kaip vaiko kambarys, darbo erdvė arba priimti jūsų svečius. O toliau yra vonios kambarys. Pilnai įrengtas, šviesus ir nieko jame netrūksta. Na kągi, o čia mes užeiname į pagrindinę bendrą zoną. Iš karto mus pasitinka modernus valgomojo stalas, didelis televizorius ir atvira, moderni ir pilnai įrengta virtuvė. Ir aišku, noriu pabrėžti, kad virtuvėje technika visa visiškai nauja, didelis šaldytuvas, kas yra labai didelis privalumas, yra indaplovė, skalbimo mašina, orkaitė. Šiaip viskas labai patogu. Na kągi, ir čia iš karto pas mus svetainė, poilsio zona. Taip pat viskas nauja, sofa, įspūdingas paveikslas, šviestuvai, modernios interjero detalės. Viskas padaryta, sakyčiau, labai skoningai. Ir toliau aš noriu jūs pakviesti į terasą. Taigi, terasa. Terasa pas mus 6 kvadratiniai metrai. Jos privalumas, kad tai yra pietų pusė, o čia visada bus saulė. Galima ištisus metus mėgautis ispaniškų orų ir valgyti, ir degintis, ir ilsėtis. Taip pat praleisti laiką su šeima ir draugais. Ir butas pas mus yra atiko, o tai reiškia, kad paskutinis aukštas, tai suteikia joms dar privatumo. Na kągi, mėly draugai, pasižiūrėjome su jumis buto. Buto plotis yra 68 kvadratiniai metrai, 2 miegamieji, pilnai padarytas remontas. Buto kaina 174 900 eurų. Taigi, jeigu jūs sudomino šis objektas, prašau susisiekite su manimi asmeniškai ir iki kito karto.